Garbė Jėzui Kristui. Pirmasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams. Broliai, dabar nepriklausomai nuo įstatymų pasireiškia Dievo teisumas, kurį paliudijo įstatymas ir pranašai. Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovana jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auką, veikiančią per tikėjimo jo kraujo galią. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau dieviškojo kantrumo laikais ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu bei įstatymo darbų. Argi Dievas tik tai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių? Taip, ir pagonių. Nes tai yra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą neapipjaustytus pagonus. Tai Dievo žodis. Šis skaitinys daug ką nori mums pasakyti ir kiekvienas mes savo galime skirtingai interpretuoti visas eilutes. Bet ką aš išgirdau čia? Tai pagrindinis dalykas, kad mes visi esame lygus prieš Dievą. Nesvarbu, kas aš esu, nesvarbu, kiek aš turiu pinigų, nesvarbu, kokias aš pareigas užimu, nesvarbu, ką aš galiu pasakyti, gal aš negaliu nieko pasakyti. Aš ir jūs, ir visi apskritai, mes esam lygus prieš Dievą. Meskim į šoną tą puikybę. Va, pažiūrėkit, koks aš gražus ir protingas. Va, pažiūrėkit, kiek aš turiu, su kokia aš mašina atvažiavau šiandien. Niekas nėra svarbu. Dievas duoda mums visiems ir mes dėkokim Dievui už tai, ką gaunam. Mes visi esam sveiki, mes visi esam laimingi, mes turim į ką atsiremti, mes turim kojas, rankas, mes galim dirbti. Kiek yra žmonių, kurie to neturi? Dėkokim Dievui kiekvieną dieną už tai, kad mes esam tokie, kokie mes esam. Tai yra didžiausia Dievo dovana. Ir jeigu kas nors, pagalvokim, leistų mums gimti, jeigu man kas nors leistų gimti antrą kartą, aš nekeiščiau nieko. Nes Dievas man davė tai, ką aš turiu, su kažkokia tai mintim. Ir tik aš savo galiu atsakyti klausimą su kokiu. Ir jūs kiekvienas pagalvokit, ar šiandien, ar rytoj, ar vakare grįžę namo, kodėl aš esu toks ir kodėl Dievas man tai davė, ką aš galiu padaryti ir kaip aš galiu jam už tai atsidėkoti. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū už įžvalgą padarytą, už pasidalinimą nuoširdų savo iš tikrai iš vidaus, savo išgyvenimų ir perskaičius šventų rašto eilutės, kaip jos veikia. Iš tikrųjų, tai žmogus parodo praktikavimą, kaip mes ir kiekvienas turėtume savo, nes kiekvienas mes skirtingai interpretavimą darome savo. Žodžiai, kad mūsų mes skaitome bendrą tokį, tarkim, matymą, kaip kalba atliepiant tais eilutės. Bet kaip šiandien mes girdėjom Vitą, mums parodė, kaip jai tas atliepia, nes mums kiekvienam kitaip pabeldžia į mūsų širdį ir mes kiekvienas skirtingai suprantame ir kiekvienam duoda skirtingą žinią, nes mes esam visi unikalūs, skirtingi, nepakartojami. Tai iš tikrųjų paklausykim pirmiausia, kągi sako tas žodis tarp mūsų, o paskui, jeigu mes norime dar kartą